Dar kartą noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo tiek žodžiais, tiek finansiškai. Labai noriu padėkoti savo fizinio treneriams, simuliatorių treneriams ir tiesiog visai autosporto bendruomeniai, kuri prisidėjo ir palaikė mane prieš šią atranką ir kai vyko ši atranka. Tai ačiū Jums labai ir tikiuosi, kad greitoje ateityje galėsiu vėl išvažiuoti į varžybos su Formule 4. Tai iš pradžių pirmą dieną atrankoje buvo visokie testai. Iš pradžių buvo simuliatorių testai. Ten jie žiūrėjo, kaip mes greit priprantam prie simuliatorius, prie trasos ir kaip greit prisitaikom. Taip pat žiūrėjo, kaip greit galime išmokti ir ištaisyti savo klaidas, pritaikyti visus patarimus. Tada buvo reakcijos pratimas, toksai kaip botagas. Reikėjo kuo greičiau paspausti lemputę, kuri užsidega. Tada buvo interviu testai. Interviu testuose buvo užduoti 4 klausimai ir jie žiūrėjo, kaip tu reaguoji į tuos visus klausimus ir ką atsakai. Ir galiausiai dienos pabaigoje gavom pravažiuoti su formulę, tik tai važiavom už kitos formulės trenerio, lėtai pravažiavom, kad susipažintume su trasa kitai dienai. Tai antroje dienoje mes visur buvo tik tais treniruotės, visą dieną tiesiog treniravomės, mums davė patarimus ir žiūrėjo, kaip mes tuos patarimus galim pritaikyti. Taip pat taisėmės klaidas, bandėmės visur greičiau važiuoti, priprasti prie trasos. Šiandieną buvo viena treniruotė, rytinė, ten aš gavau šiek tiek daugiau ratų, nes vakar gavau šiek tiek mažiau ratų dėl to, kad buvo trasoje avarija ir buvo raudona vėliava, dėl to turėjau stoti. O po to prasidėjo kvalifikacija, tai kaip ir buvo pagrindinė ta vadinamas shootout. Pirmoje viskas prasidėjo nuo 3 kvalifikacijos, ten būna 12 dalyvių ir atkrenta 4. Tai pro 3 kvalifikaciją praėjau. Tada antroje kvalifikacijoje buvo likę 8 dalyviai ir buvo įmami iš 8 3 geriausi ratai ir buvo sudėdamas vidutinis ratas. Deja, bet antroje kvalifikacijoje iškritau. Manau, kad šiek tiek pritrūko galbūt laiko automobilyje, bet nieko tokio ir manau, kad ateičiai tikrai pritaikysiu visus patarimus. Na, o kai būtų 3 kvalifikacija, 1 kvalifikacija vykus, tai jie žiūrėjo, kaip tu gali startuoti. Tai startuodavai ir turėdavai važiuoti 12 ratų nestodamas. Jie imdavo bendrą laiką vidutinį ir taip pat geriausią reakcijos laiką. Tai pagal tai nusprendė, kas laimėjo. Tai man šį kartą nepavyko, bet vis tiek nenustosiu stengtis ir ačiū Jums. Tai kiti driveriai tikrai turėjo daug patirties. Aš atvažiuodamas į šią atranką neturėjau daug testų su Formule 4, turėjau tik vienus testus su Utah Racing. Buvo šiek tiek sunku prisitaikyti prie pačio bolido, pajusti jį vėl iš naujo, kadangi šis bolidas yra senesnis ir kito gamintojo. Reikėjo priprasti prie greičio, prie stabdžio, pats šiek tiek nuo kartingo irgi. Kiti dalyviai, kaip ir sakiau, turėjo daugiau patirties, bet pakontroliuoti aš nelabai galėjau, dėl to stengiausi padaryti viską geriausia, ką galiu iš savo pusės. Manau, tai pavyko, visada noriu geriau. Šį kartą yra taip, kaip yra ir kitą kartą pasistengsiu padaryti dar daugiau. Tai šioje programoje išmokau tikrai daug dalykų. Treneriai dirbo labai profesionaliai ir tikrai padėjo suprasti, kur darau klaidas, kur galiu pagreitėti. Vienas iš dalykų buvo stabdymas, kadangi su formulė reikia šiek tiek kitaip stabdyti. Lyginant su kartingais, jie mane pripratino prie tokio stabdymo ir man galų gale pavyko tą stabdymą pritaikyti ir po biškį pradėti išmokti. Tada vienas treneris priminė labai gerą dalyką, kad visada reikia žiūrėti į priekį, į visų posūkius priekį. Pavyzdžiui, privažiuoju prie atakos, žiūrėti jau į kitą posūkį ir tai padeda šiek tiek su pačiu stabdymu, greičio kontroliavimu. Tavo akis duoda labai daug informacijos ir tiesiog visą posūkį pravažiuoju greičiau. Manau, tai buvo pagrindiniai dalykai. Bent kokiu atveju gavau daug laiko automobilyje ir labai džiaugiuosi, kad pavyko pagreitėti netgi 4 sekundės nuo vakar pirmosios treniruotės. Ir manau, kad lyginant su kitais aš patobulėjau galbūt net daugiausiai žiūrint į laiką ir labai džiaugiuosi ir labai dėkoju visiems treneriams, kurie dirbo šitoje komandai. Tai varžovai tikrai buvo stiprus. Daugelis iš jų lenktyniauja automobiliais ir tikrai didžioji dalis jau buvo testavęsi daug su Formule 4, ne vieną kartą. Kai kurie iš jų netgi čia važiavo šitoje trasoje, vienas iš jų turi šios trasos rekordą Formule 4. Tai manau, kad varžovai tikrai buvo stiprus. Konkurentai mane irgi tikrai laikė stiprių konkurentų. Taip pat susiradau ir daug draugiškų konkurentų, kur po trasos
apkalbėdama, kaip vyko važiavimas, galbūt kur patobulėjom. Tai jau vien išvažiuoti šią atranką buvo didelis laimėjimas, nes susipažinau su daugeliu žmonių, daugeliu trenerių ir visa komanda. Taip pat susiradau daug naujų draugų, kurie buvo šioje atrankoje. Ir dabar mano karjera tikrai dar nesibaigė, dalyvausiu kartingo čempionate ir ateityje tikrai tikiuosi, kad pavyks išvažiuoti Formulės 4 čempionatą su Juta Racing komanda. Ir manau, kad tai būtų mano didžiausias tikslas.